Taigi turime tokią užduotėlę. Palygink skaičius 394 ir 397 naudodamas ženklą mažiau arba daugiau. Pirmiausia, ką reiškia žodis palyginti? Palyginti tai tiesiog nuspręsti, kuris yra didesnis ir kuris mažesnis. Jie gali būti ir lygus, aišku, bet mes jau matome, kad šie skaičiai nėra lygus. Tai reiškia bus arba šitas ženklas ir prisiminsime, kuris yra kuris. Kad būtų lengviau matyti, kuris skaičius yra didesnis, aš juos parašysiu vieną po kitu. Štai taip turime 394 ir kitą skaičių 397. Prisimink, kad kiekvienas skaitmuo skaičiuose turi savo vietą. Tai čia bus vienetų vieta, čia bus dešimčių vieta ir čia šimtų vieta. Todėl skaičius viršuje, pavyzdžiui, bus 300 plus 90 plus 4 vienetai. Ir kai lyginam tokius didelius skaičius, mes turime atskirai palyginti šimtus, po to atskirai palyginti dešimtis ir galiausiai palyginti vienetus. Na, tai ir padarykime. Palyginam šimtus. Čia yra 300 ir čia 300. Tai valio šimtai lygus, toliau einam į dešimtis. Čia yra 90 ir čia 90, reiškia 10 taip pat lygios, toliau žiūrim vienetus, čia 4 vienetai, o čia 7 vienetai. Aha, reiškia vienetai nelygus ir vienetai tuomet lems, kuris iš šių skaičių yra didesnis. Kadangi 4 yra mažiau už 7, vadinasi 394 bus mažiau už 397. Ir kaip mes tą galime užrašyti, kurį ženklą naudosime šį ar šį, pabandyk prisiminti. Tai bus 394 yra mažiau nei 397. Kodėl ženklas toks? Todėl, kad šitoj pusė yra mažesnė pusė, vadinasi, čia bus mažesnis skaičius, o čia yra didesnė ženklo pusė ir čia bus didesnis skaičius. Bet taip pat galėtum rašyti iš kito galo. Taip galėtum rašyti 397 yra daugiau nei 394. Tai kadangi rodiklėlė apsisuko į kitą pusę, tai dabar mažesnioji pusėje bus mažesnis skaičius, o didesnėje pusėje bus didesnis skaičius.